Funkcinė talpa, kam jinai skirta ir kam jinai naudojama. Tai pirma paskirtis yra krauti ją nuo kieto kuro katilo. Taigi katilas pradeda krauti talpą, talpos temperatūra kyla ir po kurio laiko mes jau pradedam šildyti namus. Grindis ar radiatorius nesvarbu. Tuo pat metu, jeigu yra poreikis, mes galime ruošti ir karštą vandenį duše arba vonioje. Priklausomai nuo talpos dydžio, tokį panašų kiekį gaunate ir karšto vandens. Panaudojus kambario termostatą, šildymas gali būti atjungtas ir talpa gali būti naudojama tik kaip vandens boileris. Tarkim, prišilo namai ir nebereikia šildyti. Kada praverčia akumuliacinė talpa? Tai, tarkim, jeigu turime patalpų zoninį valdymą, 4, tarkim, 5 ar daugiau patalpų ir visos jos yra šildomos. Tačiau kartais nutinka taip, kad reikia šildyti iš 3 patalpų tik vieną ir galios poreikis krenta. Tai kai galios poreikis krenta, katilas jau nebesugeba dirbti tokia minimalia galia, kad galėtų užtikrinti to vieno kontūro arba tos vienos zonos šildymą. Šioje vietoje padeda akumuliacinė talpa, nes jūs gaunate tiek, kiek reikia šilumos į namus. Taip pat vasaros metu, kai reikia šildyti tik kelis gyvatukus, vėlgi, katilai nesikūrena arba užsikuria, trumpam prišildo talpą ir pusę dienos ar ilgiau gali nebesikūrenti. Per talpos mes galime prijungti kelis įrenginius. Tai kieto kuro katilą, šilumos siurblį, dujinį katilą ir nuo jų šildyti talpą. Šildant talpą galime ruošti karštą vandenį ir šildyti namus. Taigi talpa atlieka daug funkcijų, kurios supaprastina pajungimo procesą ir taip pat užtikrina stabilų namų šildymą.